bestselleris numeris 1 yra Biblija arba Šventasis raštas, ne? Tai yra labiausiai perkama, labiausiai cituojama ir taip toliau knyga. Na ir dabar lyg tai ta Rezo Zaslano knyga, lyg tai paneigia tą įvaizdį, kurį kūrė apie Jėzų Bibliją. Tai yra, kad taikus žmogus, toksai mąstytojas, netgi siūlantis atsukti kitą skruostą. O tuo tarpu šitoje knygoje sakoma, kad jisai buvo ganėtinai radikalus, ekstremalus toksai kovotojas už socialinę teisybę, tai yra prieš Romos imperiją ir taip toliau. Tai kaip dabar daryti su tuo įvaizdžiu? Ar reikalingas dabartinis kažkoks pakeitimas to įvaizdžio? Ar jisai atgyveno tas toksai taikus hipis, ar... Aš tiesą sakant nežinau, ar net tikintieji žmonės sutiktų, kad jis tiesiog toks taikus hipis buvo. Nes aš manau, kad jis ir tais laikais, kaip jį bežiūrėtume, vis buvo irgi daugeliu atveju nepatogus ir visa kita. Galbūt tas nuomonė, kad čia turim reikalus su tokiu taikiu hipiu, yra iš šono žmonėm, kur jau čia patys neįdomėjasi, per daug neįskaitę, galbūt tiesiog iš babučių vaikystės pasakojimų prisimena ir tai dėl to jiems atrodo, kad čia toks tarsi kaip pačioj Biblijai, kaip yra pasakymas, kad būk arba karštas, arba šaltas, nes drungną išspjausiu. Tai, tai jis pats negalima galbūt nesutikčiau su tuo, kad tai jis, manau, kad daugeliu atveju jis vis tiek buvo ir nepatogus ir taip, bet kuriuo atveju kokie kampai dabar būtų aktualūs, tie aštrus kampai Jėzaus? Sakė, kad jis buvo kampuotas, o ne ir nepatogus. Pavyzdžiui. Galbūt, man atrodo, transformavusi šios laikus, kad jis tikrai nebūtų koks nors politkorektiškas, nebūtų galbūt mandagus labai tam tikrais atvejais. Būtų nepatogus žmogus daugam. Ir ta prasme, manau, kad jį privatizuoti kažkokiai vienai srovei kažkokiai ir dar kažkam irgi būtų sudėtinga, nes jis tarsi kaip koks vanduo prasprūsta irgi pro pirštus. Ar galima jį lyginti su tam tikrais irgi religiniais ekstremistais, kurie buvo taip pavadinti vėliau, 16 amžiuje, kai virto protestantizmo srovės, atsirado įvairios arijonys vadinamieji, kurie buvo patys radikaliausi protestantai ir kurie norėjo dar kartą grįžti atseit prie Jėzaus ten ir tą tikrąjį Jėzų pavaizduoti. Net nežinau, ką čia būtų galima iš šitą pasakyti. Galbūt iš dalies gal ir galima pasakyti, nes bet kokie, vėlgi labiau žiūrint ne iš teologinės, jau šį kartą iš tokios sociologinės labiau perspektyvos, tai kad dažnai religijų pradininkai, kaip juos bežiūrėtume, vis tiek būna viena vertus charizmatinės asmenybės, kita vertus tokios, dažnai neeilinės ir tikrai daugam, kaip vėl galbūt nuvalkiotas per šį kartą žodis, daugam nepatogus būna. O ar lyginti, ar nelyginti, nežinau, tai tiesiog galbūt daugelio tradicinių krikščioniškų denominacijų požiūrių, kad arijonis tarsi nutolo nuo to, bet tai čia vėl jau yra kita šneka. Okay. Pažiūrėkim dabar, ta knyga lyg tai, kaip ir minėjau, kad lyg tai neigia tą Jėzaus įvaizdį, tokį gana nuglaistytą, gal iš antrinių dar šaltinių. Jinai tokį patį kampuočiausiai bent jau pavaizduoja tą knygą, bet jinai yra dar viena knyga apie tą patį Jėzų ir lyg tai jinai daro dar vieną bestsellerį, dar didesnį bestsellerį iš to šventojo rašto. Lyg tai jinai skatina, skaitykit jūs dar ten ir ten išvelkit kitą Jėzų. O ar tai blogai? Tai gerai, tegu skatina. Beje, čia galbūt toksai diskursas į šoną, bet prieš keletą metų Norvegijoje yra išleistas norvegiškai Biblijos naujas parengtas vertimas, tai jis tapo Norvegijai perkamiausia visą metų knyga. Tai atrodo tarsi Skandinavija pakankamai sekuliarizuotas kraštas, bet tai žmonėms vis tiek, tai šaltinis vis tiek įdomus. Čia tas pats, kas, vėlgi, jeigu kalbėt su netikinčiu žmogum ir panašiai, tai tas pats vis tiek tai negali nuneigti paveldo viso, tarkim, krikščionybės šitai visai pasaulio daliai kultūros. Ir tai yra svarbu, kaip kokie graikų mitai visokie
vien iš pasauliečio akimis žvelgiant yra svarbus, taip ir kažkokia krikščionybės istorija yra svarbus. Tai, kad jeigu bus paskatinta žmonėms dar kartą pasiskaityti tokius daiktus, tai nėra čia blogo. Okay. Ką tu pasakytum va tokiai eiliniai tikinčiai arba tikinčiajam, kuriam dažniausiai žodis Jėzus Kristus ir maištas yra visiškai nesuderinami dalykai? Tai kad aš nesijaučiu įpareigotas jiems kažką sakyti viena vertus, bet kita vertus aš pasakyčiau jiems, kad o aš lieku prie savo nuomonės, kad vis dėlto Jėzus ir maištas yra vis tiek kur kas yra bendrybių. Arčiau, ne? Taip. Negu atrodo, ne? Negu šiais laikais galbūt daugam, kad atrodo. Ok, ačiū labai.